Sveiki visi. Nežinau, ar jūs pasiilgot, bet aš pasiilgau nuotykių. Jau 3 savaitės nebuvo jokio filmuko, bet didžiąją dalį įtakos turėjo ir mūsų gerbiami orai. Tai va, šiandieną noriu su jumis pasivažinėti tokioj vienoj gražioj vietoj. Nežinau, kai kurie iš jūsų aišku žinot, kai kurie iš jūsų nežinot. Tai čia yra tokios Monsiškės. Šiaip dažniausiai jas niekur nefigūruoja. Visada būna arba Šventoji, arba Palanga. Tai tęsiant tą mūsų kalbą apie nekilnojamą turtą, apie kaip gražiai viskas tvarkosi, darosi, tai norėčiau jūs šiandieną pakviesti pasižvalgyti po Monsiškės. Nežinau, aš kaip supratau, Monsiškės tokio miestelio kaip ir nėra, čia yra tik Monsiškės gatvė, bet visi vadina Monsiškėm. Kokie kotedžiukai. Kur mes čia atvažiavom? Pirmas posūkis ir į tupiką. Vyrai dirba intensyviai. Žiūri situaciją. Nu, apsisuksim kaip nors. Šiandien, žinokit, saulė buvo išlindusi, kol išsirašiau, kol susitvarkiau, kol viską pasikroviau. Taip ir gavosi, kad vėl debesiukai iškrito. Na, bet yra kaip yra, pabandysim padaryti šiandien video tokį, koks gausis. Kodėl aš pasirinkau šiandieną Monsiškės? Lemba, nežinau, ar važiuoti, nevažiuoti. O jeigu paspaus mygtuką, uždarys vartus. Nerizikuosi, kaip sakoma, šampano negersi. Vat gražu. Norėčiau čia turėti kotedžiuką. Monsiškė 24. Jeigu matot, šiandien turiu naujieną. Nesimato gal jums. Stiklas užstoja. Rėmas. Turiu priekinės lempas įsidėjęs. Tai va, kodėl aš paėmiau tas Monsiškės šiandieną? Nežinau, ar jūs esat girdėję, bet yra tokia viena istorija, kurią aš norim šiandien trumpai papasakoti. 2022 metais žiniasklaidoj nuskambėjo toksai dalykas kaip nelegalios statybos. Ir nelegalios statybos būtent Monsiškėse. Be abejo, nebejoju, kad yra ir kitur. Bet šiandien pakalbėsim apie Monsiškės. Tai 22 metais Monsiškėse buvo, kaip sakyti, aptiktos, sužinotos apie nelegalias statybas. Ir kas buvo keiščiausia, kad buvo priimtas teismo sprendimas, kadangi nebuvo išduotas leidimas statyti, kad žmonės vis tiek tuos namus pasistatė. Ir teismas priėmė sprendimą, kad tie namai turėtų būti nugriauti. Tai va, 22 metais aš nuvažiavau, pasižiūrėjau. Ir lemba, kaip aptraukė dangų. Nu, tiek to, šiandien nebus labai gražių vaizdų, bet esmę suprasim. Tai va, tai buvo esmė priimta, kad reikia nugriauti. Ir, nu, įsivaizduokite, šiandien važiuojame mes pasižiūrėti, ar tie namai yra nugriauti. Gražus namai iš tikrųjų. Kas dar įdomaus, tai kad tas sklypas, kuriame pastatyti šitie namai, priklauso, nežinau, aš nesigilinsiu, vienam žinomiausių Lietuvos advokatų.
Jisai buvo bendrasavininkas tų sklypų. Ar to sklypų, nežinau, kaip čia tų sklypų jisai turi. Pradėjus visą tą reikalą narstyti žiniasklaidai. Žiniasklaidai tai tikrai atrasite šitą straipsnį, jeigu įvesite nelegalios statybos Monciškėse. Tai buvo labai pakankamai tikrai žymus, įtakingas žmogus, vienas žinomiausių, sakykime, Lietuvos advokatų. Tai va, ir kuomet pradėjo narstyti šitą visą istoriją, na, jisai sakė, kad aš nieko nestatau, nieko nedarau, klauskit statytojų, vystytojų. Tai labai tokia įdomi situacija. Tai va. O problema, kaip supratau, buvo statybų leidimo nedavė Palangos savivaldybės teritorinio planavimo, turbūt kažkoks skyrius, nes tie namukai pateko į Šventosios senosios gyvenvietės teritoriją. Ir ten buvo kažkoks reikalavimas apie užstatymo dydį. Nu, aš tikrai nesivelsiu į tos dalykus, čia aš ne specialistas, bet kiek teko man pamatyti, tai tokia situacija. Tie namukai matosi jau iš čia. Nežinau, gal esat matę žiniasklaidoje. Mes pabandysim atvažiuoti, pasižiūrėti, ar jie visgi nugriauti, ar jie visgi stovi. Ir ar ten kažkas vyksta. Ui. Tarp kitko, šiandieną yra lapkričio 15 diena. Lauke buvo ryte +2 laipsniai. Bet taip mes jau nusprendėm, kad visgi būtų smagu pasivažinėti. Ir kaip nekeista, tikrai šilta. Nors aišku, pakankamai čia apsirengęs, pasirūpinęs savo šildymu. Tai va, tai norėjęs iš tikrųjų išvažiuoti, norėjęs susilaukti gero oro, tai čia lyjo. Nesuprasi, kas čia vyksta su to oro ir labai gaila, kai motociklas stovi vietoj, o širdis nori atsigauti. Tai va, ta vieta matosi jau iš čia. Na ir mūsų namukai stovi. Pasirodo, jie puikiai stovi. Na tai va, jeigu žiūrint iš šitos perspektyvos, jūs pradedat statyti namus, negavę leidimo ir, labai įdomu iš tikrųjų. Ir ten buvo kažkokie bylinėjimaisi, ten statytojas bandė kažką daryti, kažką ten įrodinėti ir visa kita. Ten teismas Plungės berods vėl priėmė kažkokį neigiamą sprendimą, kad visgi turi būti nugriauta, bet kaip matom šiai dienai, tai tie namukai labai gražiai stovi, gyvuoja. Praeitą kartą mačiau ir automobiliai čia buvo. Tai va, tik kyla man vienas klausimas. Jeigu šitie namai yra, kaip sakoma, pastatyti senosios Šventosios teritorijai, galioja tam tikri reikalavimai ir to užstatymo lygis buvo pažeistas, tai jūs man paaiškinkite, kaip gali tada priimti sprendimą, kad, sutvarkyti. Taigi, namo tai teoriškai nesumažinsi. Jeigu užstatymo lygis yra didesnis, tai nepamenu, kiek iš tikrųjų ten turi būti tas užstatymas, bet jeigu tu pažeidi, tai va, tai neįsivaizduoju, žinau, kokius čia leidimus jie gavo, kaip gavo. Žodžiu, Palangoje yra taip, kad gali statyti namus be leidimų. Ir kaip matom, jokie teismų sprendimai, dar kažkas nieko neįtakoja ir nežinau. Bet sakau, čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Tai va, aš ne ekspertas, spręskit jūs patys, bet man tiesiog patinka pažiūrėti tokius dalykus. Ir paįvairinti savo keliones. Važiuokime šačiau, pažiūrėkime tuos nelegaliai pastatytus namus. Atsiprašau, ne nelegaliai, o turbūt jau legaliai. Bet pradėtus statyti nelegaliai. Va, galimai nelegaliai, sakykime netgi šitaip, naujas skelbimas, kas bus parduodama. Saulė, tu išlįsk, pasislepia ta saulė. Bet aš manau vis tiek fainai.
kaip aš sakau, kas norės, tas žiūrės, kas norės paspaust laiką, pakomentuos, užsiprenumeruos. O čia mūsų nelegalai. Toks atrodo, kaip ir nėra gyvybės. Lyg tokia nuoma kvepia man čia. Na, bet čia ne mano reikalas. Ten saulė matau. Čia gražus projektas, tikrai fantastinis. Pagarba architektui. Jūs nepatikėsi, saulė išlindo. Dieve, aš noriu kada nors gyvenime išvažiuoti, gyventi šiltus kraštus. Tai yra mano svajonė. Tai yra saulė, motociklas, filmukai, dronai, viskas. Jūs mano svajonė žinot. Bet visų svajonių neatskleisiu, paskui neišsipildys. Bet tai yra fantastika. Pažiūrėkit, saulė išlindo iš karto širdis kitaip. Kitaip reaguoja, kitaip žiūri, kitaip jaučiasi. Ir vėl užtemsta. Taip pat gyvenime taip pat būna pakilimai, nuosmukiai, gerų dalykų, skaudžių dalykų, netekčių. Tai ką aš jums visiems linkiu, kad turit mėgautis gyvenimu. Gaila, mes per vėlai tai suprantam, bijom kažko, ką žmonės pasakys, ką kaimynai pasakys. Užteks tų baimių. Kiekvienas mūsų esam unikalūs, turim svajonių, turim kažkokių idėjų. Tai va, čia buvo viena atkarpa, vienas posūkis Monciškėse, dabar važiuosim į kitą pusę. Žiūrėkit, statybos verda visų pajėgumų. Vieni pamatai. Aha, vietiniai. O, negaliu žinokit, nusavrantat. Aš noriu papasakoti, kad aš nesu čia kažkoks TV reporteris, dar kažkoks, kad čia važiuočiau, pasakočiau, rodyčiau, paslaptis kažkokias atskleičiau. Ne, man patinka tiesiog pasivažinėti ir pamatyti kažką įdomaus. O to pačiu galima ir pafilmuoti. O aš pasimėgausiu važiavimu motociklu. Nes man motociklas tai yra, žinokit, turbūt, nežinau kodėl, bet man vienas didžiausių malonumų. Visada man čia žavėdavosi iš to stogų. Nežinau, tas stogas su žolėm tokiom, ten, nežinau, visokie gyviai, turbūt vabalai, sliekai gyvena. Ir tokia laikyti ant stogo, tai ne. Tai va, šitas projektas, nu jau sakykit, ką norit man, jau įspūdingai atrodo Monciškėse. Aha, žiūri pro langą. Žiūri, kas čia atvažiavo. Monciškės. Ir aš manau, kad greitai čia bus viskas užpildyta. Užstatyta, uždaryta. Tai kažkaip visada niekad Monciškė nefigūruoja niekur. Tai plius minus tik Šventoji, Palanga ir Kūninkiškės, kurios irgi yra mano planuose. Bet ten jos taip užstatytos, kad baisu. Na va, kita mūsų atšaka, gatvelė. Žinot, ką dar aš noriu lysti čia šitais, pasižiūrėti. Ką nuo mūsų slepia. Dar vienas dalykas, kas man labai nepatinka ir iš tikrųjų mane erzina, tai, aš irgi turiu nuomonę galėti išsakyti, ar ne? Tai įsivaizduokit, yra žmonių, kurie pasistato nelegaliai namus. Aišku, jos kažkaip paskui įteisina, įformina, bet užsideda ženklą, supranti, nei mašina. Robotas.
kišenę ir pabėgti. Užsideda ženklą, supranti, kad negalima nei su mašina, nei su motociklu važiuoti. Ne, nu labą dieną. Pasistato nelegaliai, suprantat, kažkur tais namus ir tu negali realiai atvažiuoti, pasižiūrėti. Namas iš čerpių. Sienos, žiūrėkit, kaip įdomiai padarytas. Ir stogas, ir čerpės ant sienų. Įdomiai. Va dabar mes pakliuvom. Ar važiuoja bimbalas iš paskos. Reikia pasiruošti pabėgti. Įdomu, kur tu BMW čia važiuosi. Taip, jūs stebi vaizdo kameros. 4GS. Nu va, jūs irgi stebi vaizdo kameros. Mano kamera. Nu bimbalas, kur važiuosi. Reiks stiklą užsidėti, kad manis nepažintų. Irgi užsitamsinės langus. Tai čia kokie rąstiniai namukai. Mergina. Ir kas nenorėtų čia gyventi, žiūrėkit, čia pušynas, jūra. Aš norėčiau. Visai nusifilmuosiu. Labadiena, labadiena, labadiena. Nepasislėpsit nuo manęs. Kiek aš žinokit, turiu planuose viską nufilmuoti. Jūs neįsivaizduojat. Man tik reikia gero oro, motociklo. O, nu kaip greitai. Čia gražiai projektėliai. Vienas tokiom plytom, kitas tokiom. Tikrai gražiai. Aha. Šitų pastatų nebuvo. O, nėra vartų. Aha, kaimynas jau žiūri. Patinka man, kai kaimynai žiūri. Nu, žiūrėkit, parduodamas, nu gal aš pirkėjas. Norėčiau atvažiuoti, pasižiūrėti. Čia kažkokie namukai, čia senai tai buvo pastatyti po kairę. Na, štai čia kokie gražus. Elektrinis Mercedesas. Nieko savo. Nu gerai, nepavydim. Yra kaip yra, žmonės turbūt dirba. Legaliai uždirba tokiem Mercedesam. Ai va, turiu, žinokit, lempas, važiuokit. Turėtumėt matyti. Tada. Ir galiu dar šitaip, žiūrėkit. Ai ne, palauk, kažkaip ne taip. O, galiu va šitaip daryti. O galiu ir šitaip, žiūrėkit. Maži vaikai, maži žaislai. Dideli vyrai, brangūs žaislai. Statybos klesti. Manęs to nebemėgs, žinokit, Palangoj, sakys, kur jisai važinėja, čia blemba filmuoja, visis nuovi, čia žaltys. O aš gyvenu dėl savęs. Ką supratau po 40, o tą ir supratau. Nesupykit ant manęs, bet aš dabar iš tikrųjų pasityčiosiu. Man šitas namas po kairę kaip dykuma. Kažkada buvau Maltai, tai vat viskas ten ir grindis, o koks vyras stovi rimtas, geriau reikia važiuoti. Čia kotedžiukai. Aha, piktų šunų daug. Aš nesu čia buvęs. Nu, aš negaliu susilaikyti, žinok, man patinka. Aš norėčiau čia lys pasižiūrėti. Blemba, kaip gražu.
O, čia žmonės gyvena, jau nenoriu lysti. Jezu. Vat ko nemėgstu, tai šlapių lapų. Bet gražiai. Vat tos trinkelės su tom žolėm, tai nežinau. Bet gražu. Labai gražu. Koks piktas šuotas. Nu dar tik išsidrėk čia. Tada visi vaikai juoksis iš manęs. Aha, vėl kažkas stebi mumis. Koks namas didumo. O gale mūsų laukia prizas, surprizas. Aha. Kameros yra, bet aš neturiu kaip apsisukti. Važiavau, aš nenorėjau čia į kiemą įvažiuoti iš tikrųjų. Oi. Nu vis tiek, tai 250 kg. Dar kai uždėdė visokiausių pribombasų, turi reikalų. Atsiprašau, kad aš nosį trauklioju, bet taip jau yra, kai važiuoji. Geltonas trinkelis. Liava dar turi savans. Gerai, pažiūrėkim šiandien baterijas mūsų, kaip mes laikomės. Važiuojame biškį nuo to dėdės pikto, paskui dar išbėgs. Lankykim dar šičia. Iš kitos pusės. Važiuojam iki galo. Sakiausi projekto. Vat medis man nepatinka, žinokit. Vienas taip atrodo, viena taip atrodo siena, kita kitaip nuo to drėgmės, nuo vėjo, nuo šlapumo visokio. Čia dar neįrengti pastatukai. Bet jeigu aš ten įvažiuočiau, apsisukčiau, nu gal nieks nesupyks. Nu kur mano pirmas bėgis va. O bleba, čia dešlynai. Čia tai galiu išsidrėbti. Kuo didesnis esi, to vaikiškesnis daraisi. Vėl tas dėdė ten toj terasų šašlykus kepa. Gal išgirsi mane. Žinokit, laukia serija apie motociklą, kadangi atšals, jau nebegalėsiu irgi su motociklu važinėtis, tai bus tokių serijų. Viena apie motociklą, apie modifikacijas, kurias padariau, kodėl aš jas padariau, kas pasiteisino, kas nepasiteisino. Tai va, tai jeigu bent kiek domitės motociklais, arba norite įsigyti, arba planuojate įsigyti, gal kažkokia mano mikro patirtis, na, jums padės apsispręsti. Nereikia ten investuoti labai didžiulių pinigų iš tikrųjų. Galima kitur pinigus nukreipti. Nereikia ten labai prabangių, didelių, sunkių motociklų. Dar mes užsuksim čia į vieną vietą. Tai va, pagal mano rastus duomenis internete, šitoje gatvėje buvo fiksuota taip pat dar viena nelegali statyba, bet aš jau nepasakysiu tiksliai kur, kokia. Nes, nu, tiesiog nėra prasmės iš tikrųjų to daryti. Bet pats faktas, suprantat, nu, keistas jisai. Žiūrėkit, kokie amūros strėlėjantais. Čia buvo atidaryta, gaila neatidaryta. Va čia prabangus rajonėlis, ten viduj baseinas yra. O tikrai gražiai viskas padaryta. Bet kur mašinos? Šeštadienis. Lapkričio 15.
Eglutės reikia puošti namuose, jų nėra namuose, nei vieno. Nebent Akropolį visi, bet... Tai vat čia kažkur turėjo būti kažkokios nelegalios statybos. Nežinau, ar tie namai, aš jums jau neatsakysiu, nesigilinsiu ir mano tikslas... Nu jūs nejuokaukit, vartai atidaryti. Važiuojam, apsilankom. Apsilankom, jeigu mes kviečiame svečiai. Gal čia naujas šeimininkas, pavyzdžiui. Važiavau pirkti kotedžą. Ai, nemėgstu vandens. Gražu. Tik neuždarykit varto, aš stebiu. Paskui paspaus kas nors vartus namuose. Pium, pium. Neuždarykit man. Oi, nemėgstu aš tų pelkių, tišlynų. Tai va, tai, nu, tiesiog norėjau su jumis šiandieną va taip pasidalinti, pasivažinėti. Nes, nu, aš jaučiu malonumą važinėjantis, gal jūs jausit malonumą žiūrint. Gal apie Monciškes iš vis niekada nežinojot, negirdėjot. Bet čia jeigu sutvarkyta infrastruktūra, visus tos kelius, nu, čia, sakykime, yra prabangus rajonas, kaip bebūtų. Eikit sau. Kokį aš namą gražų matau. Bet kaip iki jo nuvažiuoti? Nu, čia tai turbūt ne. Ai, bet gal gyvena tenais. Gal gyvena. Stogas jūs labai. Saulė, išlysk. Bet nėra šalta. Turiu 2 kelnes, džemperis, termomaikutė, termokelnes, batai nauji. Na gerai, važiuojam.